Šio kūrinio pavadinimas yra Trys saulės. Šiauliai saulės miestų save pozicionuoja, tai todėl, aišku, natūraliai ir pradėjau galvoti nuo saulės. Ir yra toks reiškinys gamtoj, kada saulė atrodo kaip trys saulės, tokia susitrigubinusi. Kada šalta būna atmosfera, būna daug ledo ir tokio gaunas dvi šonų mažesnės tokios tarsi saulės. Ne tik saulę vaizduot kaip saulę, o kažkokį įdomesnį jos reiškinį šiek tiek paanalizuoti. Kokie fenomenai būna saulės. Jų būna daug ir jie yra įdomus. Folkloro mitologijoje ta diena galią kažkokią turėjo. Pats stilius jau senokai nagrinėjau, gvildenu, tai įdomu vis pritaikyti vis naujai progai. Nors visada tas pats reiškiasi, kaip ir apačioj tamsus šešėlis, iš šono netoks tamsus, toksai tarsi 3D efektas yra. Ta grafika tokia, aš ją pavadinčiau, jinai yra naudota net ir romėniškose mozaikose galima ją rasti, lygiai tą patį elementą. Aš tik jį plėtoju toliau nuo to pirminio taško. Na ir iš praeivių teko išgirsti, kad kaip 3D atrodo. Aš šiaip kaip ir nesiekiu to 3D visiškai dėl apgaulės, o daugiau man įdomu pačią grafiką tyrinėti. Aš toks grafikas esu visgi. Dar norėjosi šiek tiek su spalvom, irgi padaryti tokį kaip eksperimentą. Įdėti violetinės spalvos, kuri retokai naudojama yra. Ir šiaip norėjosi ryškių spalvų, taip trupučiuką atgaivinti visiškai tą vietą, neit kažkaip subtiliai, kažkaip į aplinką neįlėt, o kaip tik, taip stipriau šiek tiek pavaryti. Lokaciją rinko Šiaulių dailės galerija, tai visas elektrinės reiktų, aš sakyčiau, iš vis pagražinti reiktų visą miestą, visus kampus, visur turėtų būti gražu. Čia irgi žmonės gyvena, čia irgi jiems svarbi ta vieta, tai daugam netikėta buvo, aišku, viena moteris sako, galvoju, kokią čia palapinę pastatė, pažiūrėsiu. Aš manau, kad tiesiog nepratę žmonės ant tiek skiria piešinių, kad gali kažkas tiesiog taip įvykti. Gera edukacija žmonėms tikrai, kad tas mes gali ateiti į jų kiemą. Kodėl tokie sprendimai pasirinkti. Tai tą kūrybinę laisvę šiek tiek ir apriboja, nors čia aš stengiausi, iš tikrųjų kompozicija labai remiasi durim, daugiausia dėl durų ir tų nišų tokių. Tik tai šita vienintelė buvo pusė, kur tikrai galėjau kažką tokio ir išreikšti. Tai aišku, ir įdomiausia gavosi, visa kita daugiau tik papildymas šitai daliai. Aš truputį klaidą padariau, kad nesinomavau pastolių, o dirbo nuo kopečių. Tai tos kopečius, aišku, labai vargina aukštyje dirbti, nes tiesiog turi būti įsitempęs, kad liks svarą laikyti ir dar piešti ir dirbti. Manau, tai bus 7 metai, ne 5 metai, jis atrodys panašiai kaip dabar, beveik nepakitęs. Dėl tagų nežinau, kiek šiauliečiai mėgsta vandalinti. Gatvės menininkai yra jau patyrę dažnai, kad tie kūriniai nėra amžini, labai dažnai nurenovuoja. Tai ir čia aš kaip ir nejaučiu kažkokio prisirišimo. O šiaip būna, kad visai ir gerbia kito menininko kūrinį, tai irgi visai ilgai laikosi.